Žinai, jis man tai nieko blogo nebuvo padaręs. Šiaip maladės žmogus. Supratau. Onkinė klausiu, jisai atsakė tik miegu, bet neatsakė nei už, nei prieš, tai nežinau. Onkinė atsakysi ar ne? Už. Nu, ir dabar žodžiu, reikia, kad Urtė tikrai nemanau, kad bus prieš, nes jie iš viso sakė, jai dalyvauti pačiai ir jinai iš viso nesikiša į tokius dalykus. Tik reikia lietuvis Genhauze, bet lietuvis mums neatsako. Davai tu susitvarkyk tuos savo garsus, nes baisiai nuo garsai papūgų. Pas mane? Nu, tikrai ką pas tave. Pabandyk išjungti streamer mode, kol turėtų dingti tie garsai. Tuoj. Čia reikia visiems įsijungti tos stream modas. Tada nebus to garso. Pas mane įjungtas streamer modas. Tai pabandyk iš naujo įjungti ir tada turėtų padėti, nes kadangi aš esu išjungęs, tai net negirdi, kad mašinos važiuoja ir panašiai. Tiesiog negirdi net pašalinių garsų. Dabar geriau? O tu save padarei? Ėda. Ką padariau? Save. Paspaudė, kai stream modą pasirinkai. Palauk. Dabar geriau? Jo, dabar viskas tvarkoja. Muzikos negirdėsim, aš kai važiuosim. Nes tada Tai aš sakė, jos ir pats negirdėjau. kaip negirdėjau, taigi sakydavot, kai aš važiuodavau, visą laiką išjunk muziką, sakydavau. Tai aš vakar išjungiau tą muziką. Žinai, visiems būna skirtingai, vieni girdi muziką, kiti negirdi. Aš vakar tą muziką tai išjungiau, kai Jonai tu pasakei taip. Tik su manim važiavai, aš išjungiau muziką. Ne, paskuigi tu paaiškinai, kaip ten išjungti ir per ten išjungiam. Nu tai stream modą aš ten pasakiau, kad... Tai vadinasi, aš nebuvau išsiaiškinęs. Tiesiog reikia proto ribose sumažinti visų garsus muzikos iki nulio, mašinos sutildai tenais tiek ateitų pačiam girdėti ir paskui papildomas, kurie tau gali trukdyti garsus susimažina ir siu. Žodžiu, Hebra, žiūrėkit, lietuvis Genhauze, bet mes prie jo prieinam, šaukiam, reikiam, skambinam, jisai neįbum. Aš tai nieko prieš. Nu, jeigu dauguma nieko prieš, tada gal nežinau, ar lietuvis neįsižeis paskui, žinai, bet lietuvis irgi be mūsų yra priėmęs porą ir tik paskui pasakė. Bet jūs čia nei viens jų beveik nepažįstat, čia aš ir Auris, mes daugiausiai pažįstam, tai kad iš įsižeidimais negalite jokio pasidaryti. Kaip sakyti? Žiūrėkit taip, kad dar nebūtų, kad tipo lietuvis sakytų, oi, čia jis atėjo info paimti. Ne, aš ne dėl info, aš tiesiog atėjau kažką naujo pabandyti. Kokią tu info gali paimti, kad mes su ta, blėt, familija, kaip dabar tais jūsų gengas buvo, tai mes jau nesąmonę net neturėjom tai kažkaip pajavati. Ir jo labiau tuo, kad mes nieko nekalbam, žinai, apie kitų gengus mums zin, mes tiesiog neutralai savo einam, darom, dirbam vietos ir panašiai ir tarpusavį pripolinam, nebūtų kokios info ir čia nešti. Tas vaizdas, kad tu stovi prie užkurtos mašinos ir bazarinė, kur grinai tas garsas, užkurtos mašinos. Tai čia ta Mano vaikas tik mikrofą kažkaip gal geresnį. Mano užgesinta mašina dabar. Aha, nu užkurta mašina.
Tai tu čia prie Hano sėdi dabar užtat? Nu Girdi. tai Hanasgi šalia manęs, mes kartu gyvenam, alio. Tavo reikia mašiną. Vis tiek kažkur tai dirba. Girdi. Tai čia tavo užkurta mašina, ne mano. Ne, sultanas tai užvestas. Mano tai išgesint. Sultanas tai panašiai. Va dabar Hanas išjungė tas juodas privažiavo. Čia lietuvis irgi. Edi, kas yra? Pasilgai, ko nori. Alio, motherfucker. Tikrai ne tavęs. Girdim, Edi. Nu, blėd, viskur. Sakau, tikrai ne tavęs, būk rami, panelė. Ne, tai aš ir nesakiau, kad manęsgi. Ne, čia ne pas jūs, žinokit. Girdi, ką darai, blėd. Viskūri, tu kurva. Juokingas esi, ką, žinau, man tai ateisi į tą gaują irgi aiškinsi va paneliam, su kuo bendrauti ir kuo nebendrauti, ką. Ir dėl to paskui paliksi šeimą, ką. Okei, ne, aš Deiviui paaiškinau. Ne, nu ką, žinau, apgailėtinas, tai esi tik tiek tą galiu pasakyti. Ei, tu gavo dėkui. Ką? Pala, ką sakai, tu žinok, garsiau šnekėk, nes aš nesuprantu tavęs. Aš ir jeigu net ne deputy būčiau, tu žinai, kad aš tave tarkau, nors ir buvau deputy ir nebuvau. Blėda, aš turiu savo nuomonę, man tai. O aš neinu, nesislapstau, neprašau, neateinu pas kitus, neprašau paguodos kažkokios ar dar kažką. Aš prisiemu savo veiksmus ir atsakomybę ir pasilieku šeimoj ir darau viską dėl šeimos. Ne taip, kaip tu, blėt, prisišiki kurvą ir pabėgi paskui pas kitus. Žvenk kiek nori, ką aš žinau, blėt. Apgailėtina, sakau, esi, blėt. Ateisi dabar į tą šeimą, pamatysi, susitarsi su kokia pana geriau ir paskui jai aiškinsi, su kuo bendrauti ir su kuo ne. Padarysi balaganą, išardysi šeimą ir viskas. Ne, Ir pabėgti. tokie prikolai galit nesijaudint. Matysim, kad šūtus daro pas mūsų taip neišleidžiama, kaip jūs manot, kad čia ateis, pamal šūdą ir gerai čia toliau bus, ne? Žinai, dėl ko aš taip sakau, dėl to, nes jisai čia tą patį padarė, primalė šūdą, blėd, ir pabėgo kurva dviskūris, blėd. Eik, tu diskutė, blėd. Teisybė, blėd, akis bado, ko čia dabar kurva putuojas, blėd, viską aš tau tiesiai šviesiai, blėd, į akis pasakiau. Patilėtum, blėd, geriau ir išklausytum, o ne eiktų dviskūrę, blėd. Kiek tu kurva šūdo čia, blėd, primalė ir pabėga į nahui. Dabar eini pas kitus kitiem, blėd, sudirbt. Kaip smagu kontentą darai, ačiū. Nu taip, nu, blėd, kontentas, aš tiesą, blėd, atveriu, blėd, akis, kad saugotųsi, blėd, tokių žmonių. Atėjo, blėd, prišiko ir pabėgo, nahui. Ir dabar pas kitus daryti. Lietuvė, ateik. Mažiau, aš gavus deputį dabar pasikėlėsi. Nu, man pokai tas deputy, aš, blėd, sakau, galiu, man neįdomu, aš galiu ir paprasta būt, čia man deputy, čia man niek nereiš. Aš ir nebūdama deputy, aš tave kaip žmogų pasiduodama, aš taip pat galiu pasakyti. Viktorija, bišklės man dabar įsiterpti. Dabar žiūrėkit, labas, kiek šeiminėlė. Esu buvęs familijos deputy ir buvęs antras lyderis. Prieš porą dienų aš išėjau už pareigų dėl tam tikrų dalykų, bet nėra taip, kad aš savo šeimą aš palieku likimo valiai. Kieša žino, ką aš darau, kur aš Kiešą nustatau. Tai va, Kieša dabar yra familijos pagrindinis lyderis, Vika yra antras iš lyderių. Mes taip nusprendėm su Davidu. Taigi, Kieša ir Vika dabar yra šio gengo lyderiai. Taigi, klausyk man tai ir mokinkis, nes tavo bairiai eilinį, kaip aš netgi padariau paskutinį susitikimą su visu gengu. Aš dar galvoju, pasiliksiu. Bet tai tavo tie šūdai, tai aš viską esu pasikalbėsiu, Kieša, Vika, Realytė, jeigu reikės mes pasikalbėsim ir viskas gerai.
Tai va, man tai tavo visi šūdai, aš tau jau sakiau vakar, tu esi geras žmogus, tu esi žmogus ištikimas, bet tavo liežuvis tau kiša koją, tavo liežuvis tau kiša koją. Tai va, tiesiog noriu dar kartą pasikartoti. Kieša yra dabar šios gaujos lyderis, Vika Lelytė yra ir deputis, ir lyderis antras. Ir kaip bebūtų, jie abudu yra po mano sparnu šiame mieste ir po Davido sparnu. O mes turim pažinčių labai daug šiame mieste, labai daug. Tiek aš, tiek Davidas. Tai mes kaip bebūtų, tiek Vikai, tiek Kešai, mes padėsim, kum tik galėsim, kad ir būdami... Žinės, tu biškai pertrauksiu tave, bet tai kuo mums šitą informaciją gali būti naudinga, kad jie būtų deputį ar lyderiai. Šitą situaciją tai yra tarp jūsų situacijoje, tai jūsų šeimoje pusėje mūsų, tai čia automatiškai gaunas, kad jūs turit pykti būtent su juo, tai jūs bandykite ir spręs kartu, ne tai, kad prie kitų. Dabar gaunas, kad jūs įsitikite. Dabar aš dar paklyrinsiu situaciją, galbūt... Gerai, aš tiesiog man tai priminiau situaciją, kad jis biškį susiprastų, nes įžiūrė, da biškį nesupranta. Tai va, Lukai, labai teisingai pakoregavai mano kalbėseną, visa kita yra all good, viskas čiki. Tiesiog biškį įsiterpiau dėl viso piktą, kad man tas truputukai jisai atsikeltų, nes matau, kad jis dar miega. Tai va, žiūrėk iš šeimenėlę. Aš tada nupalieku jumis, einu šoną suoliukas, kad įsitraukčiau, ne? Nu, ir ta prasme, man tai, blėt, tu irgi sakai, aš kaip Deividas, ta prasme, irgi būsiu čia šeimoje, jum padėsiu, bla, 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 bet tu realiai dabar, tu nori eiti kitą gaują, bet ir būt pas mumis, tai ta prasme, tu nori ką žinau, peilį nugarą dabar suvaryti dėl to. Ką žinau, nu va, ta fakt, sakau, dviskūris, tai esi padaras ir tiek. Mes tave mesim iš tos grupės, iš to Discordo chato, nepergyvenk. Tavo pasirinkimas eik pas juos, bet bent jau jiem nepridirbk šūdo. Viskas, aš nebeturiu daugiau ką pasakyti. Tiesiog nesugriauk dar vieno šeimos, ačiū. Aš, kad sugriaučiau, man tai čia nėra valčių, žinok. Aš nesielgiu taip vaikiškai kaip tu, blėt. Neinu žmonėm, neuždraudžiu su kuo bendrauti, nekeliu, blėt, dramų, neįžeidinėju, turiu jiems pagarbą. Nu, aš nesielgiu taip vaikiškai kaip tu, ką žinau. Nu, bet tai nahui tada ateiti iš kampo ir supisti visą pokalbį. Atėjo pys, pradėjo nesąmonės, nu tai nahui, kas jūs tas žmonės. Aš pasakiau tiesą, aš nesupisau jokio pokalbio. Aš tiesiog atėjau pasakyti tiesos. Jeigu tiesos sakymas yra supis pokalbį pagal tave, tai tada taip aš jį supisau. Bet aš tiesiog norėjau pasakyti tiesą, kaip mes, kaip tavo buvusi šeima, tiesiog norėjom žmonės įspėti, ką jie įsileidžia į šeimą ir viskas. Ta prasme, man tai nesvarbu, tu eik kur tu nori, bet tiesiog žmonės privalo žinot, kas tu per asmuo. Tai nesvarbu, tai kam tu krūmo vapšė. Gerai, sakau viskas, aš pasakiau tą, ką norėjau. Ačiū už jūsų laiką, ačiū, kad išklausėt. Čia jau jūs patys tvarkykite su juo, kaip norit, ką norit, aš įspėjau, o toliau jau žiūrėkit jūs. Ačiū, geros dienos jums. Ačiū tau už informaciją. Žinai, mes kad ir turim aliansą, bet mūsų pusė tas aliansas, kad ir yra, tai čia. Liečia iš mano pusės pasakysiu šviesiai tiesiai, man pocha tie aliansai gali tūp nahu nelūpiš, atgal nešaudys.